Labas, kas prisijungėt. Kažko pastoviai pradeda stabdyti YouTube'as. Žodžiu, pradėsim pokalbius. Šiaip apie viską pakalbėsim. Gavau tokį vaizdo įrašą apie Lekstutį. Tai žodžiu, ten yra surinkti gabalais ir sudėti Lekstučiaus paiskalai, kaip jis apie karą pasakojo, kad nebus karo, paskui kai prasidėjo jau vienu žodžiu ilgai netruks tas karas, nežinau, galėčiau duoti paklausyti jums, bet ar verta ar ne. Nežinau, ar girdėsis dar, pabandykim gal. O gal nedomina iš viso. Taip. Labas, kas prisijungėt. Tai žodžiu kalbėjau, kad apie Lekstutį video toks yra sukarpytas ir įdėtas, kad Lekstutis, kai prasidėjo, prieš prasidedant karui Ukrainoje, sakė, kad nebus karo, paskui kai prasidėjo, sakė, kad ilgai netruks mėnesis, vienu žodžiu, ką jis sakė, viskas labai greitai keitėsi. Ir todėl žmonės jį kas seka, sukarpė ir įdėjo tokį video. Na, gal pabandykim paklausyti, gal girdėsis. Būtent jie kalba apie karą. Nebus jokio karo, mėlyje. Jokios Ukrainos niks nepuls, niks neįsivirš. Čia yra visiškai nesąmonė, čia yra kliedesiai. Vykstos pradėtos. Rusai Ukraina puola ir niekas negali užpulti. Jie datas netgi skelbia. Na, plauna žmonėms smegenis. Rusai nepuola ir aišku neužpuls, tai yra faktas. Tai yra faktas kaip vienas. Na, čia tik yra kelių dienų klausimas, kada bus paimta ta Ukraina. Kad telkiamos jėgos imti Kijevą ims. Taip, jie ims tą Kijevą ir tai yra dienų klausimas. Na, maksimum savaitės, mėnesio klausimas. Vis tiek bus paimta. Suprantat? Kažkokios karinės tos, bet jinai nereikšmingai yra, jinai nėra pajėgi, manau, atstoti Rusijos kariuomenės turimas visas karinės tas pajėgas. Na, nėra galimybių tiesiog. Šitas karas nebus ilgas karas. Tai yra, aš manau, dar mėnesio, maksimum mėnuo ir gal netgi už keletos dienų mes jau žinosim viso šito karo baigti. Kaip visas šitas karas baigsis. Tas eismas ir Ukraina nebeturi kūro. Bet Lenkijos tas kūro davimas yra vienkartinis ir jis tik tai išgelbės Ukrainą 3-4 dienom. Iš Lietuvos pusės bandoma kabinti makaronus, kad ten tos karius iškeisi kažkokio oligarchą Rusijos sulaikytų Ukrainoje. Niekas nekeis. Esmė yra ta, kad jie bus teisiami palei ten galiojančius įstatymus. Niekas jų nekeis į jokius tenai kažkokius oligarchus ar karius. Uostus ima. Jie po truputį. Aš manau, kad Rusija turi galios ir galėtų ten per kelias dienas subombarduoti. Aš netikiu, kad Ukraina laimės šitą. Netikiu. Nausėda tiki, o aš netikiu. Galėčiau lažintis su Nausėda, kad Ukraina nelaimės. Rusija su Ukraina žaidžia tokį žaidimą. Jiem nėra tikslas paimti Ukrainą, susigrąžinti, atplėšti iš vakarų Ukrainą ir vėl perimti į savo įtakos zoną. Ne. Arba NATO stoja, arba jeigu nestoja Ukrainai, pripažinkim, hana. Fakas tai daryti. Tokia situacija. Realiai turim žiūrėti situaciją. Parodė Rusija, kad jie gali. Per vieną dieną paralyžavo visą Ukrainą. Vadinkim. Tai va, tokį video atsiuntė apie Lekstutį. Žodžiu, apie jo prognozes. Čia žiūriu, neblogų rašote komentarų. Kada rusai Arešniką paleis? Matot, reikia melstis, kad nepaleistų geriau. Toliau Čiortka rašo, žinai, kad Žemaitį teisė už šmeižtą. Matot,
kad teisė čia yra vienas dalykas, bet jiems reikėjo parodyti, kad tipo jis ne jiems dirba, todėl buvo tas teismas surežisuotas. Todėl nereikia į viską kreipti dėmesį, kaip sakoma, rimtai, nes iš tikrųjų jis ne tai pusėje dirba. Taip, sveiki, prezidente, labas, kada jūs grįšite išlaisvinti Lietuvą? Na, matot, kada lietuviai norės, tada mes išlaisvinsim. Mes esam viską paruošę, bet lietuviams dar nereikia, todėl mes atsipūtę, dabar aš išėjau iš prezidentų, dabar užsiimu verslu, rūpinuosi savo gyvenimu, tai žodžiu, Lietuva jums nerūpi, kodėl man turi rūpėti. Apie tą nėra nieko svarstyti. Šiandien buvau kaip tik vėl mane išsikvietė saugumiečiai čia apklausti mane, tai žodžiu, pasakiau, kad nuo gegužės 1 aš jau nebesu prezidentas, viešai paskelbiau, sakau, ką dabar veiksi, sakau, noriu susitvarkyti dokumentus ir ieškosios darbo, sakau, su mano specialybėm, sakau, darbo čia rasti, sakau, yra be problemų. Tai va, tokius tai mūsų pokalbis buvo ten aišku ilgesnis, bet jį viešai kol kas netransliuosiu. Jeigu kas norit sužinoti, ką kalbėjau su saugumiečiais, 1000 eurų. Jeigu norit, kad viešai paviešinčiau, 10 000 eurų. Viskas, kitaip nekalbėsiu. Taip, toliau čia rašo, žinai, kad Vaitkų VSD suimtas. Nežinojau, žinokit, kad Vaitkų suėmė VSD. Bet to reikėjo tikėtis, nes aš mačiau kelis video, ką jis kalbėjo čia Baltarusijai, todėl to ir reikėjo tikėtis, ką jis galvojo taip darydamas. Todėl čia, jeigu žmonės nieko nekalba, atvažiuoja į Baltarusiją, susitinka su kokiais politikais ir grįžta, net nekalbėję nieko, nederinę, juos jau po teismus tampo, tai įsivaizduokit, kas turėtų būti su tokiais žmonėmis, kurie kalba. Klausyk tu čiortas, o kaip Paleckį suėmė Badu Marino? Na, aš ne čiortas, bet kad suėmė ir Badu Marino, ką aš galiu pasakyti, kiekvienas žino, kaip bus, todėl kiekvienas turi pasirinkti savo kelią. Aš žinau, kas su manimi bus, todėl aš ir nevykstu į Lietuvą. Na jau radai, Ryžas rašo, na jau radai asmens apsauginių, kai būsi Lietuvos prezidentų. Kai būsiu prezidentų, tada ir ieškosiu. Kodėl man dabar reikia tų apsaugos darbuotojų? Kada Arešniką paleis į Ukrainą? Neturiu tokių duomenų, negaliu pasakyti. MMDS rašo, teisingai, LT tauta nerūpi niekam. Jei rūpėtų, tai senai būtų visi sukilę ir nuverstų tokią valdžią. Teisingai. Ir svarbiausiai lietuviams ta sąlyga yra duota. Mes davėm visas teisės, davėm visas sąlygas, bet niekam tikrai niekam nerūpėjo, todėl ir dabar nerūpi. Tie, kurie ten apsimeta, eina, tipo darom, mitingus, čia yra šnipštas, čia yra tik tai vandens drumstimas. Nu, bet visi tegul daro, kas nori, mes žinom, kaip padaryti galima, todėl mes kol kas nedarysim, lauksim, kol žmonėms prireiks. Kai žmonėms prireiks, pasakysim, kaip daryti, viskas yra paruošta. Manęs dar saugumiečiai šiandien paklausė, kur Lietuvos valstybės dokumentai. Pasakiau, kad kol kas yra paslėpti, tai žodžiu, niekas negaus kol kas. Bonkė rašo, aš galvojau, Vaitkus tavo draugelis. Ne. Na, matot, aš draugų nebeturiu. Aš esu vienas kaip pirštas. Tai žodžiu, nebeturiu draugų, nebeturiu pažįstamų. Nu, pažįstamų turiu, bet draugų nebeturiu. Todėl man draugelis Vaitkus. Vaitkus yra buvęs atėjęs pas mumis į pokalbį tik tai dėl to, kad gauti finansavimą. Daugiau jis tada, nežinau, prieš kokius 2 metus, gal 3 metus,
Ir jo tada ta kalba buvo tokia dar iš viso, akivaizdžiai naujoko politiko, tai žodžiu. Ir dabar jo ta kalba tokia, jis mato, kaip jis išėjo į tas aukštumas. Jis pritraukė tos žmonės, kurie nori Rusijos ir viskas, o taip. O iš tikrųjų reikia ne taip traukti žmonės, reikia laisvos Lietuvos traukti, o ne Rusijos. Reiveris rašo, ar aukoji chacholams? Chacholams neaukojau, nežinau, kaip jiems paaukoti ir net nesidomėsiu. O šiaip jo, aš esu toks žmogus, nors ir pats neturiu, bet einu žodžiu, prie metro, kartais būna čia vietiniai, pinigų prašo, tai duodu tiems vargšams, būna invalidai, vat, prašo, aukoju, taip. Pats neturėdamas, bet vis tiek dar aukoju, nes aš esu geros širdies žmogus, todėl, kaip sako, gera širdelė, plika subinelė. Atsiprašau visų kanalų, kad už keiksmažodį, bet tas keiksmažodis čia toksai, neriebus neturėtų užkliūti niekam. Mano šeimininė padėtis, klausė Viktorija Mingaila, atsiprašau, Mingaila. Žodžiu, kaip ir minėjau, aš esu vienišas, išsiskyręs ar kažkaip tai, žodžiu, esu vienas ir dabar ir iš politikos išėjau, žodžiu, bandysiu kažką tai pradėti, gal šeimą tvarkytis, žodžiu, ir tiems sakiau, jeigu matysiu, jeigu duos man čia gyventi, jeigu ką, pasižiūriu kokį bendrovę, kuri duoda gyvenamą plotą, išvažiuoju į kaimą ir gyvenau, kas man, ko man vienam reikia, man nieko nereikia. Čiotka rašo, tave iškeis į Tikhanovskają, mainai bus daromi ant sienos posto. Jo, kai mane suėmė, mes iš karto irgi svarstėm, kad gali būti toks variantas, ir toks variantas gal ir būtų įvykęs, jeigu būtų reikėję galbūt. Na, bet matote, ačiū Dievui, neįvyko, džiaugiuosi, bet šiaip už manęs pinigus siūlė, tik kokią sumą siūlė. Jeigu čia pasiliksiu, vis tiek per laiką sužinosiu, nes aš tame rate sukuosi, kur galiu sužinoti, tai va. Ryžas rašo, kaip neturi duomenų. Būtent pagal tavo duomenis aš išvežiau visą savo giminę iš Kijevo. Na, matot, dabar yra pasikeitimai. Matot, karas toks dalykas yra. Vieną dieną visi puola, kitą dieną kartu geria. Tai šiandien aš ryte kaip tik paskelbiau, naujienos rašo viso pasaulio, kad, žodžiu, rusai duoda vėl šansą ir vėl bando vesti derybas. Ar pavyks tos derybos, mes stebėsim tą situaciją ir žiūrėsim. Ir pranešinėsim, kaip tos derybos vyksta, ar vyks ar nevyks. Nes niekas nenori tokio baisaus naikinimo, todėl jeigu būtų fašistai, tai greičiausiai jau būtų seniai sunaikinta. Arba jeigu būtų Amerika, tai irgi būtų seniai išsprogdintas visas Kijevas. Bet kadangi rusai jie nėra tokie blogi žmonės, kaip visi galvoja. Todėl šiai dienai Rusija vėl eina į derybas ir matysim, kas gausis. Viktorija Mingaila rašo. Ar nemanai, kad galėtų lietuviai atiduoti savo namus ukrainiečiams? Nu, galit atiduoti ukrainiečiams, galit lenkams atiduoti, galit visiems atiduoti. Nu, manai, prie ko čia tas manimas ukrainiečiams atiduoti? Nu, tai dėl manęs atiduokit visiems, išeikit iš namų, parašykit skelbimą, kad atiduodu bet kam ir viskas, kas nori, tas gal pasiema. Namus atiduoti. Prie kokio čia namus atiduoti? Reikia, kaip sakoma, nežinau, čia kaip reikėtų teisingai į tokį klausimą netgi atsakyti, nes prie ko čia tiems ukrainiečiams duoti? Jūs pažiūrėkit, kokį jie cirką vaidina. Jūs pasižiūrėkit, ką jie pasaulyje pridarė, kiek visur pridarė. Todėl yra žmonės ir yra ukrainiečiai, tai žodžiu, visokių yra. Todėl neskubėkit atiduoti, nes ir taip atims iš jūsų.
Nereikia žinoti, rašo. Tokiems teisuoliams tai tik mėgamajame ir aiškinti tiesą. Na, nežinau, ką čia norėjai pasakyti tom dalykų. Antoni rašo, o Rusija blogai? Rusiaja blogai. Nežinau, kas tas Rusiaja. Rusiaja, kas čia galėtų būti Rusiaja. Nežinau tokių įrankių, blogai ar neblogai, ir kam jis naudojamas. Neįsivaizduoju aš tokių dalykų. Pabandykite į Google įsivesti čia. Lietuviškas iš viso žodis ar angliškas. Aš galvojau, Vaitkus tavo draugelis. Na, aš draugų neturiu, dar sykį pasakysiu. Uždraudė vaizdą. Geras. Matomai dėl Lekstučiaus uždraudė vaizdą. Nu, matysim. Kas jūsų manimų yra laisva Lietuva? Nereikia žinoti, klausim. Laisvos Lietuvos nėra. Jūs esat užgrobti. Esat užgrobti Amerikos. Taip pat klausia, Moldova jūsų manimų laisva? Aš negaliu pasakyti, reikėtų pasidomėti. Aš nesidomiu Moldaviją, aš nesidomiu Baltarusiją, nesidomiu Rusiją, aš domiuosi Lietuvą. Todėl, kai manęs paklausia, kaip, kas, aš negaliu atsakyti, nes aš tuom neužsiimu, aš nerenku tokios informacijos ir todėl į tą klausimą negaliu atsakyti. Labas rašo, tu sveikas? Taip, sveikas, galiu pažymą parodyti, turiu, neseniai praėjau visą komisiją, čia visą mėnesį panašiai vargau, kol praėjau visą komisiją ir esu labai sveikas. Bonkė rašo, tu sakai, kad neturi draugų pažįstamų. Taip, neturiu. Pažįstamų turiu, bet draugų jau nebeturiu. Vieną gerą draugelį turėjau, bet jis yra pasimiręs jau, tai žodžiu, daugiau neturiu tokių gerų draugų kol kas. Gal ateityje turėsiu, bet kol kas tai neturiu tiksliai. Labas rašo, tai nedaryk sarmatos vaikams, durnio. Na, matot, aš sarmatos nedarau niekam. Jeigu jums sarmata, tai jūs nežiūrėkit. Kodėl jūs žiūrit, jeigu jums sarmata? Man tai nėra sarmatos. Ir jeigu kažką tai darau, jeigu yra sarmata, atsiprašau, aišku, bet aš niekada nedarau sarmatos, aš kalbu tiesą kaip yra. Todėl, jeigu sarmata, galite nesiklausyti. Sigutė 888 rašo. Važiuok į Afriką, ten visi turi jaunas merginas. Jo, Afrikoje ten galima turėti 4 žmonas. Aš, kai sėdėjau kalėjime, sėdėjau toks pacaniukas 20 metų, ne, 24 metų. Ir žinot, koks jo mąstymas buvo. Sako, aš turėsiu 20 vaikų. Ne, 40 vaikų. Oho, sakau, o kodėl tiek daug? Nu, sako, 4 žmonas turėsiu ir 40 vaikų. O, my God, galvoju. A kai tu, sakau, išlaikysi? Sako, nusipirksiu automobilį ir dirbsiu taksistu. Jo dėdė dirba taksistu Afrikoje ir turi 20 vaikų, tai žodžiu. Nu, bet aš taip su vietiniais pakalbėjau, sakau, nu, čia viskas aišku, žodžiu, jų tas pragyvenimas ten yra toks, ten drabužių nuperkė ant 10 metų vieną drabužį ir viskas. Tualetas irgi į kibirą daro, išneša lauką, išpila, gali išlaikyti ir 20, ir 30, ir 40 vaikų, todėl gal ir bėdos nėra. Reiveris rašo, tu balsavai, mačiau, už konservatorius. Na, kada aš balsavau, aš nežinau, negaliu pasakyti. Kažkada gal ir balsavau, bet aš jau seniai nebesu balsavime dalyvavęs. Sakykime, man atrodo, nuo 2017 metų netgi nebesu. Negaliu tiksliai pasakyti, bet senai nebesu balsavęs. Vėl Bonkė rašo, tu sakai, kad neturi draugų pažįstamų. Nu taip, neturiu. Sigutė 888. Tai
Tai jauna, maloni, tai nors širdį atgaivina. Nežinau, ant kiek atgaivina jaunus ir malonius, nežinau. Negaliu pasakyti, nesu buvęs ir jeigu ir pabuvosiu, mano tikslas netoks yra. Žodžiu, mano tikslas yra kitoks. Bonkė rašo, tu sakai, kad neturi draugų, pažįstamų, o kai pasakoji, sakai, mes darome, mes ruošime, mes dirbame. Taip, mes darome, mes dirbame, mes ruošime. Mes galim būti ne tik draugai, mes galim būti darbuotojai, yra komandos. Todėl, kai aš sakau mes, reiškia aš ne vienas dirbu. Bet aš negaliu pasakyti, kad mes dirbam su draugais, nes kadangi aš draugų neturiu. Aš negaliu pasakyti su giminaičiais, nes giminaičiai pas mane nedirba, todėl aš galiu pasakyti, kad mes dirbame. Tai čia viskas yra proto ribose. Beryčio klausimas, labas rašo, ką jūs rašot šitam ruskiui? Kokiam ruskiui, ką rašau? Žodžiu, tu labas čia iš pievų kažkur išdygai, ar tu lietuviškai bent mokė, ar tu čia esi robotas? O man patinka, kad tokie silpnavaliai žmonės nervuojasi, o man patinka. Daugiau nervuokitės, aš iš to tik tai kraunusi energiją. Meremė rašo, ukrainietis blogiau už muslimų teroristą. Na, žinokit, už teroristą gal ir nėra blogiau, aš negaliu pasakyti. Ir ukrainiečių visokių yra. Aš, pavyzdžiui, Vokietijoje dar gyvenau, aš pažinojau ten daug tų ukrainiečių. Tai jo, ten buvo tokių irgi, kad tik tai žiūrėjo, kaip išplėšti kažką tai, bet buvo tokių šeimų, kur atvažiavo ir stengiasi susirasti darbą, įsidarbino ir po šiai dieną dirba ir gyvena Vokietijoje. Todėl mes negalim pagal vieną žmogus sakyti, kad visi blogiai. Juk taip ir lietuviai, pažiūrėkit, vieni pridaro šunybių, kiti tai nedaro. Todėl mes negalim pasakyti, kad ukrainiečiai visi blogi. Yra ir gerų žmonių. Taip pat vieną ukrainietę moterį pažinojau Šveicarijoje. Tai jinai irgi vargšė ten narkomanė, tai žodžiu, bet vis tiek jinai ėjo į darbą, kad negyventi iš pašalpos, ėjo į darbą, jai gerai. Tai žodžiu, negaliu pasakyti apie visus ukrainiečius. Rašo kažkas apie ruskis, Rusiją. Kas tas ruskis, kas tas Rusija? Birgius Arakojus rašo, o gal jau ir parduota ta Lietuva Amerikonam. Jo, Lietuva jau seniai yra parduota ir dabar bando išplėšti, kiek be gali visus dar pinigus. Čia tas yra aišku, bet situacija ne tame yra. Situacija biškai giliau slypi, todėl apie politiką, apie tą paslaptingąją politiką nekalbėsiu, nes lietuviams nereikia Lietuvos. O kai jau reikės, tada pasakysiu, kaip reikia ką daryti ir kaip padaryti. Bet aišku, irgi pasakysiu tik tai normaliems žmonėms, nesakysiu tokiems, kurie persimaus drabužius ir ateis, sakys, o davai, sakyk, kur man ką daryti. Nes vėl bus tas pats. Tokiems tautos išdavikams atiduoti nėra reikalo. Taip, Sigutė 88 rašo dar. Tu atjaunėsi, būsi jaunas, mylintis ir laimingas.
kai su jaunom moterim, jo, na, matot, mano jaunystės užtenka, aš esu pakankamai energingas, todėl man atjaunėti daugiau gal ir nereikia, užtenka, kiek esu energingas, tad kam papildomai jaunas žmonos dar imti, o gal jos tada kaip tik mane nuvargins ir kaip sakoma, nebeturėsi jėgų net paeiti. Todėl geriau, aišku, ieškosius maždaug savo amžiaus, o ne tokių jaunų. Todėl neklausyk, kas kalba, o tau geriausia pasirinkti gyvenime meilę, kuri daro stebuklus. Taip, aišku, meilė daro stebuklus, tas yra 100% garantija. Bet matot, kai buvau politikoje, nebuvo laiko meiliai, nebuvo laiko savo, iš viso niekam nebuvo laiko. Todėl daug metų, kas čia išeina, 5 ir 8 metus paleidau vėjais, stengdamas jas padėti žmonėms, padėti Lietuvos valstybės žmonėms, padėti, kaip čia pasakyti, atgauti laisvą Lietuvą. Bet pasirodos visas tas vargas, visi tie pinigai, kiek aš sukišau, nuėjo vėjais. Ir kas iš to? Ir mano sveikata susigadino kažkiek tai, ir mano šeima iširo. Aišku, draugai, kad išsivalė čia labai gerai, todėl, kad nereikalingi tokie draugai, kurie kaip balastas tave traukia į dugną. Tada čia aišku, tas reikalas aiškus, kad na, gyvenime, ką nuveikiau, nesigailiu, tiksliai. Jeigu man pasakytų, jeigu grįžtum atgal, ar tu tą patį darytum, galiu atsakyti tiesiai šviesiai, taip, daryčiau. Tik gal biški gal kitaip daryčiau. Gal biški protingiau daryčiau, bet daryti daryčiau, nes tiksliai aš džiaugiuosi, kad daug padariau. Ir kaip sakau, mano nuopelnai bus po mirties įvertinti. Galbūt. Nebus, tai nebus, o ką? Gyvenime vis tiek blogo niekam nelinkėjau, visiems dariau tik tai kiek įmanoma gerą. Tada va, apie Lekstutį pakalbėjom, bet matot, kažką pristabdė vaizdo įrašą, bet leidžia toliau transliuoti, gal viskas bus gerai. Gal neišjungs video. Tai va, tokie reikalai. Buvau šiandien nuplanavęs į Maskvą važiuoti, bet kadangi iškvietė mane čia, į Maskvą net nuvažiavau, tai žodžiu važiuosiu kitą dieną. Kokią dieną nežinau, tai padarysiu iš Maskvos, iš Raudonosios aikštės, kokį video. Sigutė rašo, mirtis tai tik baimės virusas, o meilė tai amžinas gyvenimas. Atsiprašau. Na, matot, ką aš galiu pasakyti apie mirtį. Aš mirties nebijau. Aš iš tikrųjų, jeigu būčiau bijojęs mirties, aš nebūčiau lik to ėjęs. Nes mano situacija čia mirtis tai labai žiauriai grėsia pastoviai. Va, beždžionių su tušinuku rašo. Malonu matyti, gerbiamas prezidentė. Įvertinsim dar šiame gyvenime. Wow, man irgi malonu girdėti, kad dar šiame gyvenime įvertins. Gal taip ir bus, gal ir įvertins. Tai va, aišku, aš žinau, kad meilė tai yra pats geriausias dalykas, kai myli žmogus ir gyvenimas kitaip sekasi. Bet šiai dienai kol kas to negaliu pasakyti. Čia mano viena tokia pažįstama iš Vokietijos klausė, ar neradai dar moters? Sakau, neradau, aš esu, išrankus, ir neradau. Sakau, matomai, reiks ieškotis vyro, nes moterų nebėra normalių.
Tai jinai pradėjo juoktis. Na, bet žodžiu, aš čia juokauju, aišku, aš esu ne tos pakraipos, todėl vyrai manęs netraukia, o jeigu kas nors ir pasisiūlys, tai čia gali būti nesuprastas ir žodžiu, žinot, kaip gali būti. Todėl niekur aš neskubu, aš dar jaunas ir nors ir seneliu mane jau vadina, bet aš esu jaunas ir energingas ir man problemų nėra. Kol kas. Tikėkime, kad ir nebus. Nes einu su Dievu, stengiuosi gyventi dorai, sąžiningai, kiek galiu, kiek negaliu, bet neapgaudinėju žmonių. Žodžiu, bent šiai dienai tai tiksliai mano gyvenimas yra pasikeitęs labai žiauriai. Pats savęs net nebeatpažįstu. Tai žodžiu, tiek apie save, nežinau, galėčiau tokį eilėraštį atradau, žodžiu, labai neblogą, kaip tik apie mūsų dabartinį gyvenimą, apie mūsų ateitį netgi. Čia yra ir tas ketureilis išleistas vakar dieną. Tai žodžiu, toksai ponas Albinas parašė, pabandysiu jų paskaityti, ant kiek tiesa čia jums patiems spręsti, nes ketureilis labai ilgas. Taip, ketureilis turėtų būti ne 4 eilutės, o čia yra labai daug eilučių. Tai žodžiu, bandom. Kelių ir žmonių karas su Dievu prasideda. Va. Pasaulis blaškosi, viltis be išeities. Negali niekas sustabdyti šio karo. Niekas neturi galios sustabdyti sunaikinimo. Pasaulis negali sunaikinti sąjungos kaip šalies. Sąjunga, pažeidusi Dievo veto, pradėjo naikinimo procesą. Pirmoji iš sąjungos pasitraukė pati Ukraina. Ji pradėjo save pardavinėti dėl pinigų ir tai yra regresas. Ji patvirtino, kad paprasčiausiai sąjungai yra labai svarbus. Žydai siūlė Ukrainai nuo savęs aukso kalnus. Ukraina tiesiog turėjo sutikti su aljansu, bet Ukrainoje į valdžią atėjo politiniai vagys. Tamsa istorijoje niekada neatnešė stebuklų. Dabar šios sąjungos dalies kaina tai yra 2 kapeikos. Amerika svajoja gauti viską už tai. Tuojau pat. Norintis pirkti Ukrainą, rikiavosi į eilę. Politinės varnos plūdo ieškoti grobio. Bet šis pasaulis nežino Dievo planų. Pagal kūrėjo planą pasaulio laukia 6 epocha. Kūrėjas galiausiai planuoja atkurti sąjungą, kad sąjunga galėtų tuojau pat įžengti į erą. Bet čia yra pačios Ukrainos ir vakarų interesai. Jų interesai prieštarauja kūrėjui. Veltui jie laukia savo parado ateityje. Tai labai primityvi, paprasto žmogaus svajonė. Kūrėjas netrukus visiems paskelbs apie savo susidomėjimą. Prieš evoliucijos pradžią turi būti sugrąžinta sąjunga ir lygybė. Vakarų politikai brangina tik savo pačių pažangą. Rusija kaip mesijas nori suvaidinti savo esmę. Ne vienas iš valdžios atstovų neturi išimties ir supratimo. Juk 6 era tai visiškai kitoks pasaulis. Žmonės turėtų atkreipti dėmesį į kūrėją. Kūrėjas perspėjo, kad turime žvelgti į jį, bet žmonės nenori girdėti Dievo žodžių per pranašą. Žmonės jie slepiasi tik už religijų. Toks požiūris į Dievą galiausiai sunaikins pasaulį. Žmonių protas ir išmintis surakinti grandinėmis. Tik Rusija supranta situacijos pavojingumą. Rusija pasirašė Dievo politikos susitarimą. Pasaulio valdžia netrukus atiteks Mesijui. Rusija galiausiai įžengs į 6 erą. Pagal kūrėjo scenarijų Rusija
pirmaus pasaulyje. Milijardai žmonių keliaus į kitą planetą. Kai kuriems Rusija dvasiškai bus atskaitos taškas. Dauguma už savo nuodėmes sumokės kitokią. Žodis kažkoks klaida įvelta. Kitokią planetą, nežinau, kaip čia. Žodžiu, klaida įvelta, neperskaitau. Karas dėl Ukrainos nuves pasaulį į katastrofą. Kūrėjas, kartoju, turi visiškai kitokius planus. Raudona šviesoforo spalva nieko nesustabdys. Kūrėjas sunaikins visus slaptus planus. Kelių žmonių ir Dievo karas prasideda. Tai nebebus karas, o mūšis. Senąjį pasaulį galiausiai sunaikins Dievas. Žmonija patirs pralaimėjimą. Rusija išeis iš karo kaip nugalėtoja su Dievu. Šie žmonės sudarys naujosios eros stuburą. Kartoju, baltasis karalius bus pranašas Mesijas. Kova tarp žmonių ir Dievo visai nesmulkmena. Kūrėjas naujojoje eroje persvarstys sąlygas. Karai liausis pasaulyje ir ištrikavimas dvasioje. Pasaulyje daugiau nebelygybės nebus. Kūrėjas žmonijai paruošė matą. Planetoje bus žmonės, dievai ir iš Rusijos. Žmonės, dievai ir iš Rusijos. Visi, kurie gavo žinias iš Dievo. Juk Rusija turi Dievo, pasaulio gelbėtojo misiją. Lygybės ir meilės pakels Rusiją vėliavą. Visa tai įvyks pagal Dievo planą šiais metais. Kūrėjas pradeda planetinį valymą. Šiandien visas pasaulis tarsi ligonis kliedi. Rusijos krikštas jau prasidėjo. Kūrėjas atskleis evoliucijos esmę. Žmonės persikels į dangų 26 000 metų. Rusijai kūrėjas parašė konstituciją ir bilietą skrydžiui į kosmosą. Įkalbinėjimai visiems žmonėms pasibaigė. Praktiniai užsiėmimai jau prasidėjo. Žmonės, dievai, nesudarys Dievui kliučių. Rusija jau priėmė šventąją komuniją. Tebūnie tiesos šviesa. Tėvas absoliutas arba aukščiausiasis kosminis protas. Tai va, toks tas ketureilis iš Albino lūpų. Ar čia yra dalelės tiesos, ar nėra, negaliu pasakyti. Todėl gal čia tik tai išmislai Albino. Tad į šį klausimą taip pat negaliu atsakyti, nes tokių žinių nėra. Na kaip? Kaip matau, klausimų kaip ir nebėra. Kažkas dar parašė, pasižiūrėsiu, bet greičiausiai, kad nebėra. Žodžiu, kaip sakoma, viską aptarėm, tad šiandien diskusiją baigsim. Ar dar turėsit kokių klausimų? Nes aš praktiškai kaip ir nebeturiu ką pasakyti. Tad gal šiandien ir nebegaišinsiu jūsų, užsiimsiu savo darbais. Ačiū už dėmesį. Iki sekančių kartų, te padeda mums Dievas.